Nabukas. Labai svarbu, kaip mes gyvename ir galbūt mes tų dvasių nematome, bet tai aišku, kas kontroliuoja mus. Ar Dievas, ar velnias, ar mes stengiamės gyventi pagal save, būti savo dievais ir jūs sakot, ai, man Dievas neegzistuoja, tai aš galiu ką nori daryti. Ir kiti sako, aš netikiu velniu. Tai, skaitasi, jie gyvena savo galvą. Bet iš tikrųjų, tai yra arba gėris, arba blogis. Net ir filmuose rodo, vyksta kova tarp gėrio ir blogio. Ir tas iš tikrųjų yra. Ir gėris, ir blogis egzistuoja. Ir tik jums reikia rinktis, kurioje pusė priklausyti. Būna žmonių, kurie blogi, kokie nusikaltėliai, ar alkoholikai, ar dar kokie, ar mušeikos, ir jie, pasikeičia. Ir jūs galite matyti, kad tą pasikeitimą, nes žmogaus prigimtis yra būti tik geru. Ir jie neturėtų nei keiktis, nei muštis, turėtų būti susitvardantis, ramus, geri, protingi. Ir tikėjimas dažniausiai priduoda tą išmintį. Pavyzdžiui, paskaitai Bibliją ir tu žinai, ką turėtum daryti, ko turėtum nedaryti. Tai yra patarlių knygos, yra visokių situacijų, kaip Dievas jas išgelbė ir taip toliau. Ir tai paskatina žmonės dar labiau siekti, dar labiau tobulėti dvasinio lygyje. Ir kaip Paulius pasakė, kai žmogus tik tai ateina prie Dievo, jis yra kaip naujagimis. Bet kai žmogus subręsta, jam jau pieną nereikia. Tas pats kaip su kūdikiu, duodat pieną, o vėliau jam nereikia, nes jis auga, stiprėja dvasiškai. Tas pats yra ir dvasioje stiprėjimas. Tu nori gilinti žinias, tu nori eiti į bažnyčią, tu nori turėti draugų, draugių, netgi vyrą, žmoną tikinti. Tu eini toliau ir tau nebeužtenka matyti, ką tu matai, ir tu nori gilintis, tu sieki Dievo šviesos, Dievo apšvietimo ir tau nelabai rūpi tas žemiškas gyvenimas. Aišku, tu save prisižiūri ir taip toliau, bet esmė jau yra nebe tai. Nėra esmė, ką valgysi, ką gersi. Esmė yra augti dvasiškai. Tai tiek bus šiandien. Kiek greita. Sekit mane. Ate.